Sveiki, sveiki. Nuku šiandien bandysiu pagaminti 2 aukštį lovą. Vaikam. Paulina labai nori, sako, nori 2 aukštės lovas. Tai kažkur reikia bandyti padaryti. Matmenų nežinau, da neturiu. Iš galvos kažkur bandysime. Žinau, matmenys tik kad čiūžinį darysime 1,40 m ant 70 m. Tai va, gulima vieta. A daugiau nežinau. Eigoj. Bandysime. Manau, kad reiks tik tai kem 5 brusiukų tokių. Kitokių nieką daugiau nenaudosiu. Nebent apačiai, kur čiūžinys dėsis, gal iš lentučių padarysiu. O gal ir ne. Nu, žiūrėsiu, eigoj. Ką pradžiai, manau, reikia pasidaryti 2 vietas po 1,40 m ant 70 m. Šitų tai yra pilna. Užtekdavo. Paskaičiuota, keli kupalai reikia išpjauti, bet pavoksime biškį medienas. Atsipjaunu pagalių po 1,40 m. 4 reikės. Tas 2,4 pagalį po 70 m. Kampus nusipjaunu. Galvau, da taip sujungsiu, bet geriau kampu. Turim pagalius. Dabar galima susijungti. Tai va. Šitaip, vėl šitaip. Vedam šitaip, vėl šitaip. Va, čia bus vietom, kurias galima gulėti. Ir taip visur. Nu va, aišku, būtų gerai čia lypalą uždėti, bet lypalą neturiu dabar. Specialiai nevažiuosiu pirkti. Manau, laikys porą metų, kad atlaikytų. Ir viskas, jie išaukstų lavyti. Gal ir tiek nereikia, gal per metus išauks. Tada darysim didesnį. Nu va, padaryti 2 šitie. Dabar reikia, manau, daryti karkasas, kojas 4. Galvoju, kad apatinė gali būti 40. Pirmas aukštas. Ir paskui už kokią metrą. Antras aukštas. Nereikia, ko gero, aukštos, nes vis aukštą labai aukštai ten lipti irgi pavojinga. Ir jau kokį metrą, manau, užtektų. 40 mm į viršų. Nu ir plius tvaryti ateis. 1,80 m gal bendrai pjauti ir viskas. Ai, galvoju, 1,50 m padarysiu. Gal 1,80 m per daug, nes tvarytę pasidarys dar. Manau, turi užtekti. Kaip sakant, nu, iš galvos.
darau, kaip bus, tai bus. Be jokių matmenų brėžinių. Geriausiai gaunas tada. Biškį padailins nuo kojų apačias. Nu va, taip gavas kojų apačia. Dabar reikia 40 cm pasimatuoti. Brūkšnius brėšiu ir prisuksiu apatinį šito. Kiek kažkur yra 40. Čia lygo. Nu va, čia pirmas aukštas. Nu va, rėmelis yra jau gan tvirtas, bet susidės svarelės ir bus dar stipriau, netu pusėt. Atsiprašau. Nu dabar galvoju, čia aplink reikia padaryti varelą visur. Čia reikia palikti plyšys, čia užbaigti irgi tvarelį, čia padaryti laiks kapitėlės. Nes ten galva, ten mėgos, tai per čia geriau, kad nuliptų tą gerą. Ne prie galvos reikia pokyčius daryti čia. Taip ir padarykim. Biškį persigalvojau, nebedarysiu šitaip. Statmenai gulščiai, va šitaip. Vieną, kitą, taip. Ir bus gerai, bus paprasčiau. Nes dabar sakiau, čia medvaršiai kiekvienam iš viršaus. Nu, aišku, viršų nusuktum kitų, kad nesmatytų jų, bet šitai biškį paprasčiau. Nes, nu kaip darau, tai kad būtų paprasčiau. Vis tiek reiks šardyti po 2 metų. Nu, o čia bus ar taip, tai jokia skirtuma. Va tai bus galas, dar galvoju dėti taip, ar dėti šteks vieną. Neišgris prie tokį dar. Gal ir taip užtektų po vieną. Gal taip ir padarykim.
Nu, galai padaryti, dabar darys nuo šonų. 6 pagalių. Čia, ką gero, nereiks šoną, o čia, kaip sakiau, tik iki tenai užlipimas. Čia kopišas, o čia įlyst pačion. Nežinau, mažajam gal, nes mažasis tai yra pačiam mėgasnai viršų. Nu, nežinau, kaip ten bus, bet jeigu čia gali suspykti. Tikriausiai. O kas tai Paulina labai nori viršui. Jūs kai nieko nesaka, tai Paulina ar nori rožinę spalvą, kad būtų visa lova. Bet tai berniukui tai netinka rožinė. Nežinau, kaip čia išspręs nuo šitų reikalų. Pusę mėlynai, pusę rožiniai. Arba iš vis reiks neutraliai, gal nulakuot, palikti medienos spalvą. Reiks tartis, kaip pasakys taip. Gerai, ką toliau padarom čionai. Nu kažkaip taip. Išbandom tvirtumą. Man tai atlaiko. Gerai, laikės. Taip, kas dar? Da prašė reiks stogas padaryti. Taip, kaip namelis. Ir kas liks pasidaryti tada dugnai. Baigėsi čionai biškį per vidurį. Dėl viso ko, kad nelinktų. Tiek šakinės toj lovai, tai paskui gali būt, kad išlinktų. Tai va, vienu apačion.
uždės magegnes. Ir bus kažkas taip. Nu va, čia pavyksiu tokį, bus kaip rangena. Turėkis, gal ilgesnį ir kiek, bet į galvą užsidus. Bet šitą įdedavo. Galės susidengti adijalų kokį kaip stogas. Nu va, baigti. Čia jau atlaikys ją svorį turėtų. Va, kas gavas. Gal gerai. Nu atvažias namo, iš darželio įvertins. Ar gerai bus ar negerai. Aišku, tą spalvą išrengti reiks nudažyti. Tai va, dabar dar pasidaryti čiužinį apačias. Ir bus viskas. Tiek ar sup nereikia, jeigu reikės išimti kai kada šardytai, jis niekur čia nepabėgs. Nu ką, sudėjau dugnus. Kol kas nesakiau, yra vietom liūda, bet čia įjunėšiu vidum, kai nudažysim. Galima po medvarštį kai kur dakabinti. Bet niekur čia neiškris. Nu, čia reikia, nes čia gali išvažiuoti laukan. Čia, bet vis tiek čia bus čiužinys. Tai va, pabandyti reikia pačiam atsibūti. O čia galėsiu iš bėdos mėgoti. Galėčiau vašyti kojas ir mėgoti. Labai gerai. Laukiam laikų. Žiūrėsim, patiks, nepatiks.